o tu iš kur? Kas tau dabar pasidarė? Kas tau yra? Tu kaip nesavas, visai iš veido išėjai. Oi, neklauskite, aš visai nesitikėjau, tai kažkas neįtikėtina. Jūs net neįsivaizduojate, jūs tuoj patys viską pamatysite. Tai kažkas nerealaus. Tai iš džiaugsmo, juk dabar mane visa Rusija žino, visa. Taip, apie mane išspausdino. Dabar visa Rusija žino, kas aš toks. Štai prašom, skaitykit. Gruodžio 29 dieną, 11 val. Vakaro, kolegijos registratorius Dmitrijevas Kuldarovas, Matote, toliau. kolegijos registratorius Dmitrijus Kuldarovas, išeidamas iš Alūdės, kur yra Mažojoje Bronos gatvėje, Kazykino namuose ir būdamas neblaivaus stovio. Tai aš su Semionu Petrovu. Ir būdamas neblaivaus stovio paslydo ir pargriuvo po stovinčio šio vežiko Ivanovo Dratovo Juknovo apskrities Dorykino Sodžiaus valstiečio arkliu. Arklys pasibaidė, peržengė per Kuldarovą, pervilko per rogę susėdinčių juose Maskvos antros gildijos pirklių Stepanų Lukovu ir pasileido gatve. Arklį sulaikė kiemsargiai. Dmitrijus Kuldarovas iš pradžių buvusi be sąmonės nugabeno į policijos nuovadą, kur jį apžiūrėjo jo gydytojas. Smūgis, kurį jis gavo į pakaušį, O viešpatie. Tai aš į ieną trenkiausi. Toliau, skaitykite. kur jis gavo į pakaušį, pripažintas lengvu. Apie įvykį surašytas protokolas. Nu vaikė, duodi. Tai vakas dabar per visą Rusiją nuskambės. Na bėgu, pranešiu kitiem labos nakties.